1, 1, 2, 2. Nes vis bandau. Darau ne tada, kai bijau. Leidžiu savo būti keistu. Nes mano širdis yra didesnė už mano šarpus. Mokausi ir manau, kad man po truputėlį pradeda išeiti pasirūpinti kitais žmonėmis. Esu pilnas empatijos puodas. Nes stengiuosi nekontroliuoti, o tiesiog paleisti ir tokia tėkmėje su viskuo tvarkytis. Apie pajautą. Man tas žodis labai patinka. Apie žmogaus galimybių ribas, apie tai, kad jos visos yra tik. Rašyčiau arba apie vaikus, arba tiesiog apie tai, kaip jaučiu pasaulį. Rašyčiau apie tai, kaip yra būtina prisiminti žaisti. Gal kai rašysiu knygą, knyga vadinsis Netobulų mamų dienoraščiai. Ir tai bus knyga apie visus džiaugsmus ir susimovimus, kuriuos mamos patiria, būdamas mamomis. Apie keliones vienreikšmiškai. Aš žinau, kokią aš knygą rašysiu. Aš tikrai parašysiu knygą apie grupių dinamikos valdymą. Jinai bus 300 puslapių, joje bus ten daug skyrių. Aš noriu sukurti kalbą, kuri yra tobulesnė už verbalinę žmonių kalbą. Norėčiau įrašyti meditatyvinių pasakų kursą vaikams. Gyvent labai gamtoj, šalia miško, ne šalia miško, miške, šalia ežero. Kad norėčiau ne tik gyventi gamtoje kaime, bet turėti savo žolelių ūkį. Tai aš turbūt labai norėčiau, kad iš tiesų tas Uotansų gyvenimo būdas jis šiek tiek įsmuktų į mokyklas ir kad kiekvienoje mokykloje žmonės draugautų ir turėtų tokią realybę, kaip kad mes turim čia. Aš nežinau kodėl, bet aš turiu kažkokią labai keistą idėją nukeliauti į Afriką. Aš visiškai neįsivaizduoju, ką aš ten veikčiau ir aš nežinau, kodėl aš noriu ten nukeliauti. Niekam nepasakau, kad galbūt ir norėčiau parašyti knygą kažkokią panašią. Nuoširdžiai niekam dar nesakiau. Svajoju turėti 3 mėnesius atostogų, man atrodo. Leis tau nežinoti. Nedaryti nieko, o tuomet sulaukti širdies atsakymą. Kai nežinai, ką daryti, tai labiausiai turbūt padeda atsitraukimas nuo situacijos, biškį išėjimas pasivaikščioti, pakvėpuoti, atsipūsti, nes kai sukrentam į situacijas, jokie geri sprendimai tikrai neateina, o tas atsitapatinimas leidžia naujai pamatyti tą situaciją ir joje veikti. Tiesiog daryti. Aš manau, kad vienas efektyviausių mokymosi būdų tai yra įkristi į tą verdantį katilą ir tada jame būti. Kai aš nežinau, ką daryti, tai einu į mišką arba prie ežerą. Ką daryti, kai nežinai, ką daryti? Paklausk vyresnio patarimo. Pasitikėti. Klausti. Daryti. Tiesiog daryti. Dar taip nebuvo, kad nieko nebūtų. Ir kai nežinai, ką daryti, įkvepi, iškvepi ir eini. Nes beeinant daryti link to, kad dar nežinai, ką padaryti, jau gali sugalvoti kažką.